Nu, Barbaryte, ką Labai tu? neskanu, mama. Iškart mes. Skanu. Tikrai tik prie žuvytės. O buratas sūris kaip? Buratas salotos tai yra vienos dažniausių salotų, kurias renkasi lietuviai, valgydami kavinėje ar restorane. Bet jas tikrai drąsiai galima pasigaminti ir namuose, labai paprasta. Turėk salotų, icebergo, romane ar rukola salotų. Turėk paprikos arba pomidorų. Šį kartą naudoju papriką. Taip pat tinka ir avokadas, alyvuogės. Salotą smulkiai supjaustyk paprikas arba pomidorus kubeliais, avokadą taip pat supjaustyk kubeliais, alyvuogės perpjauk per pusę ir sudėk visus ingredientus į indą. Paruošk padažą. Padažui labai tinka būtent pesto padažas. Vietoj kedro riešutų gali įdėti graikinius riešutus, saulėgrąžas ir tau reikės alyvuogių aliejaus, truputėlį česnako ir druskos. Visus ingredientus sutrink iki vienalytės masės ir padažas bus paruoštas. Pagardink druska, pipirais ir lėkštėje uždėk buratą sūrį, užpilk balzamiko padažo ir degustuok. Patiko mano receptai, spausk like, dalinkis su draugais, rašyk komentare daugiau receptų. Ar žinai, kad yra svarbu ne tik tai žinoti receptus, gaminti sveikus patiekalus, bet juos valgyti teisingų metu yra dar svarbiau. Įsigyk mano seminarus Pusryčiai, pietūs, vakarienė arba visą kursą ir sužinok esminę informaciją, kuri padės tau valgyti ir gyventi sveikai.